vis labiau ir labiau įeina į mano kūną ir jaučiu, kad nebe tik per, sakykime, diktavimą, nebe tik per mentalinio kūno suvokimą, kada tau sąmonę reikia priimti, bet labai gražiai jaučiu mokymo žinių, perdodamas energiją savo subtiliajame kūną, kitaip net neįvardysiu, mokymos energijos, kurios labai gražiai išsipakuoja naktį. Ir būna paryčiais ar naktį labai puikiai viską suvoki, žinai, prabusti kaip ir dar negali, bet ryte atsibudus visą tai lieka. Ir šiandien labai tikiuosi, kad galėsiu gerai perduoti įrašą, tam, kad nepamirštų mano protas, kad mano fizinis kūnas taip pat visą tai priimtų tam, kad galėčiau perduoti jums. Gydymas iš tikrųjų yra labai subtilus dalykas. Ir mūsų suvokimas apie gydymą yra be galo didelė iliuzija, yra suformuota visiškai netinkama gydymo samprata. Mes priimame gydymą kaip kreipimąsi į gydytoją, į gydymo įstaigą, vaisto išrašymą ir simptomo nuėmimą. Labai norėčiau, kad jūs savęs paklaustumėt iš tikrųjų ir pamastytumėt, kiek pažįstate žmonių aplinkui, kurie yra išgydyti. Daugumai, galėčiau sakyti, 95% žmonių yra sėkmingai nuimami simptomai. Jeigu žmogus serga arterinė hipertenzija, tai ar jis pasveiks kada? Dažniausiai tai yra sakomos lėtinės nepagydomos lygos. Tai ir kepenų lygos, ir inkstų lygos. Ir žmogus yra pririšamas prie vaistų ir jis visą gyvenimą nuima simptomus. Apie tai, kad liga bus išgydyta, niekas net vilčių tokių neturi. Niekas nėra tiesiog mokama apie tai, kas yra liga, kaip iš tikrųjų pasveikti. Mes pilnai tikime, o jūs žinote, ką reiškia tikėjimas, kad aš sergu lėtinė nepagydoma liga. Yra pavyzdžių, sakykime, su onkologija, kada mes matome išgydytus žmonės, bet dažniausiai tuos išgyjimo stebuklus, išgyjimo atvejus tikrai galime sieti su tuo, kad daktarai sako, įvyko stebuklas, mes nežinome, kaip žmogus pasveiko. Mes jam davėm 3 mėnesius, jis pasveiko, o visi kiti dėja išeina iš to pasaulio arba išmoksta gyventi su liga vėlgi. Verčiami nuolatos būti ligos sąmonėje. Ligos sąmonė tai reiškia, kada tu nuolatos žinai ir gyveni tuo, kad tu sergi. Tu mintyje apie tai, tu leidi savo energiją į savo ligą. Ir jeigu tu dar gali vaikščioti, tu pasirenki, sakykime. Vaikščioti, negulėti ligoninėje, tai tu vis tiek, tavo būsena dažniausiai būna, ne tų iš lengvųjų. Gydymas būna sėkmingas net ir simptomais tada, kada mes gydomės virusinės ligas, įvairiausios bakterinės ligas, nes yra vaistai, kurie iš tiesų gydo, kurie iš tiesų užmuša virusą, užmuša bakteriją ir žmogus pasveiksta, ar tai yra vaikas, ar tai yra suaugęs žmogus. Tačiau net ir virusinių ir bakterinių ligų gydymas yra, iš viso liga yra visai kita, jos reikšmė yra kita, jos prasmė ir priežastis yra kita, jinai turi ateiti trumpai ir jinai turi išeiti greitai. Tačiau, kada mes kalbam apie virusą ir bakteriją, turėtumėt prisiminti, kad ne virusas ir ne bakterija yra liga, o jūsų imuninės sistemos sutrikimas yra liga. Ir kai mes pasveikstam po plaučių uždegimo, kada mes pasveikstam po gripo ar kitų peršalimo ligų, tai neina kalba apie tai, kad mes išgeriam vaistus ir mes pasveikom. Mes žinom, kad praeis tam tikras dienų skaičius ir mes būsime sveiki. Tai eina kalba apie tai, kad atėjusi liga jums rodo, kad su jūsų imuninė sistema nėra viskas tvarkoj. Kodėl kinta mūsų imuninė sistema, kodėl imunitetas krenta, kodėl mes nebegalime, mūsų organizmas nebepriima virusų ir bakterijų, nes iš esmės virusai ir bakterijos jie visada yra aplinkui. Nei vienas virusas ir bakterija nedingo, kurie yra žemėje ir galima sakyti, kad net naujai nesusikūrė. Visa tai yra, bet mūsų kūnas arba prisišaukia ir priima tai, arba ne. Čia jeigu labai trumpai, tai vėlgi labai norėčiau
pateikti jums ir šitas žinias ateityje apie tai, kad kiekvienas virusas ir bakterija turi atitinkamą vibraciją, atitinkamą dažnį, jūs taip pat. Ir kaip visai tai vyksta, kaip mes pritraukiam, kaip mūsų imunitetas į tai reaguoja. Tai va, bet imuninė sistema kritimas irgi yra susijęs su tam tikrom priežastim. Ir jeigu mes pradėjom sirgti ir pasveikome, tai nereiškia, kad mes įsprendėme tą priežastį, tai nereiškia, kad mes sustiprinam imuninę sistemą. Ir kada yra kalbama apie tai, kad darykite viską, kad jūsų imuninė sistema sustiprėtų, tai yra sportuokite, maitinkitės gerai. Išgirskite mane, prašau, tai yra iliuzija. Iliuzija, kad jūs sportu, mitybą galite sustiprinti savo imuninę sistemą. Mūsų kūną, mūsų sveikatą medicina labai stipriai pririšo prie kūno. Ir visi tie dalykai, kuriuos mes jėga darome su savo kūnu, tai yra nepatinka, bet einu sportuoti, nepatinka, bet vaikštau, nepatinka, bet valgau kabutėse sveikai. Iš tikrųjų, tai tik žaloja mūsų kūną. Kodėl žaloja? Aš žinau, kad daug dalykų, kuriuos dabar pasidalinsiu, jums gali sukelti pasipriešinimą, galite sakyti, kad tai yra netiesa. Ir net ir aš nesakau, kad tai yra absoliuti tiesa, nes tos absoliučios tiesos nėra. Tiesa yra taip pat kintanti. Bet aš kalbu apie tuos dalykus, kurie veikia dabartinį mūsų kūną, va tą, kuris yra pakitęs. Buvo laikas, kada mes buvom ant tiek žemų vibracijų ir žemė buvo žemų vibracijų, kada tie visi dalykai mums iš tikrųjų gelbėjo, nes padėjo lengviau atlaikyti tą sunkią žemą vibracinį foną. Dabar, kada kinta žemės visatos vibracijos, kinta mūsų kūnai tiek fiziologiškai, tiek energiškai, naudoti tuos pačius būdus yra visiškai absurdiška. Ir jeigu mes užsiemam sportu, daug kas yra girdėję, kad, sakykime, moterim nerekomenduojama jėgos sportai dėl to, kad skatina vyriškų hormonų išsiskyrimą. Aš tai pasakyčiau visiškai kitaip. Tai skatina kitų energijų gamybą, tai keičia jūsų vibracijas. Ir mūsų kūno struktūra yra labai pritaikyta prie žemės kūno vibracijų. Ir aš jums galiu pateikti daug pavyzdžių, kada ta pati moteris, pajutus gamtą, pajutus save, prisiderinus prie gamtos ritmo, prie žolės, medžių, jūros, ošimo vandens, vėjo ir saulės, išgyja nuo daugybės ligų. Dėl to, kad kinta jos vibracijos, kyla jos vibracijos, kinta kūno vibracinis fonas, kūnas atsipalaiduoja. Kiek daug ligų, net ir medicina pripažįsta, kad daugelio ligų priežastis yra stresas. Kas yra stresas? Stresas tai yra, kai mūsų kūnai susitraukia, tarsi susigniaužia, susidaro įtampa. Energiniu požiūriu liga tai yra energijos susitraukimas. Tai yra ten, kur energija neteka, ten, kur energija yra tarsi bumbule, jinai sustresavusi energija, taip galime pasakyti, ne? Ir visas tas sportas, prievartinė kova su savo kūno, stengimasis įvesti kažkokį žmogaus protų suformuotą apraišką, visą tai kelia kūnui stresą. Absoliučiai visą. Ir apie tai, kad tai tvarkysis nuo to jūsų imuninė sistema, tai yra tik savi įtaiga ir tai neteisingos iliuzijos kūryba. Gydymo nėra, realiai gydymo, kuris yra šiais laikais, jo nėra. Nesvarbu, kad mūsų pasaulyje yra pastatyta daugybė puikių klinikų, daugybė puikių, kabutėse, puikių ligoninių, poliklinikų ir yra gydytojų, mes nepasveikstame. Kodėl? Tada pradėkime nuo to, kad kas yra gydytojas. Gydytojas tai nėra žmogus, kuris geba nustatyti diagnozę. Diagnozė taip pat yra iškreipta forma pateikta. Pas mus diagnozė ligos tai yra fizinio kūno pakitimas nuo standartinio, nuo to, ką mes laikome sveiku. Reikėtų vėlgi net gilyn eiti į tą, kas yra sveikas kūnas ir kas yra laikymas sveikų kūnų. Pas mus medicinoje sveikų kūnų laikomas standartas
kurį, sakykime, turi dauguma vaikų, dauguma suaugusių ir nejaučia jokių simptomų, kurie sukelia jam skausmą, nepatogumą, funkcijų sutrikimą. Tai pas mus laikoma sveikata. Jeigu tu turi jėgų, tu esi sveikas, jeigu tavo kraujo rodikliai atitinka standartas, tu esi sveikas. Reikėtų pradėti keisti čia sampratą, dėl to, kad mes esam individuumas, mes turim genetinį kodą, genetinę formą. Sveikas žmogus tai tas, kuris yra nepraradęs dieviškojo ryšio, nepraradęs gebėjimo priimti energiją iš kosmoso, kuris pilnas yra gyvybinės jėgos, kurio organai funkcionuoja, atlieka puikiai savo darbą, geba filtruoti, perfiltruoti, priimti, įsisavinti ir suteikti mum gyvybinės jėgos. Išsaugoti sveikatą ir būti sveiku, tai reiškia būti tarp žemės ir dangaus, tuo laidininku ir nuolat būti gyvybiškai aktyviu, gyvybiškai sveiku, energiškai sveiku, kad mes galėtumėm atlikti savo darbą, savo veiksmus, savo paskirtį, išgyventi savo patirtis žemėje. Jeigu pas žmogų kraujo struktūra nėra tokia, kokia yra priimtina, tai nereiškia, kad jis serga. Jeigu jo kūno organai atrodo ne taip, kaip atrodo pas kitus šimtus, tai nereiškia, kad jisai serga. Tačiau mūsų gydytojai yra išmokyti imti tyrimus, tirti tyrimus, atrasti virusą ar bakteriją, atrasti mirusią ląstelę. Esam prigaminę daugybę aparatų, kurie yra skirti realiai diagnozei. Gydymui taip pat. Galėčiau išskirti keletą specialistų, traumatologas, chirurgas, ginekologas, kurie net mokytojai yra sakę, kad tai yra dieviškos specialybės, kada iš tikrųjų yra gelbstima žmogaus gyvybė, kūną susijusiu su kūnu. Bet tačiau, jeigu jo gyvenimo kelyje, tai yra kelio pabaiga, nepadės ir toks gydytojas. Tiesiog tokie specialistai, jie yra pateikiami kaip Dievo dovana žmogui, kurie gali pagelbėti jo fiziniam kūne išlikti gyvam. Tačiau net ir operacijos, kurios atliekamos dėl ligų ar ne, arba traumos, jos irgi yra susijęs su tuo, kaip mes gyvename, ką mes veikiame, ir tai nėra atsitiktiniai dalykai. Tai bet diagnozės yra statomos taip, svarbu yra sužinoti diagnozę, žmonės praleidžia be galo daug laiko skirdami išsidiagnozuoti, išsiaiškinti, kas jam yra. Visiškai neskiriamas dėmesys į tai, kad įsigilinti, pajausti, sužinoti, kodėl jam pasireiškia tas ar kitas skausmas, disfunkcija, sutrikimas. Bet išsiaiškinti, kas kūne veikia ne taip. Kai mes išsiaiškinam, kas kūne veikia ne taip, mes sėkmingai ten nukreipiam energiją ir toliau gyvenam ir didinam realiai tos ligos, to sutrikimo pasireiškimą. Mūsų gydytojai yra labai suvesti su mokslu, o mokslas dėja yra labai smulkiai išanalizavęs fizinį žmogaus kūną, jo funkcionavimą. Ir gydytojas tai laikomas tas žmogus, kuris žino, kaip funkcionuoti turi kūnas, protu žino. Jis yra iškalęs tą mokslą, iškalti, apie žinių perdavimą dar truputį, iškalti žinias, bet kokias, ar tai yra medicinės ar kitos, arba išmokti protu, tai yra niekinis dalykas šiais laikais. Dėl to, kad tu ką žinai protu, tai pasilieka tavyje, tu tą gali perduoti, bet tai nėra įsisavinimas ir suvokimas. Kodėl mokykla iš tikrųjų dažnai net skatinama būdavo, tarsi daug ko tu konkrečiai negali pasakyti, bet kada tu suvoki esmę, tu gali kitais žodžiais tai perteikti, pasakyti, ar ne? Tai yra gydytojai, kurie protu iškalė, išmokė, bet yra, kurie suvokia tuos procesus. Bet visa tai vis tiek apsiriboja mokslo žinių riba, nes pas mus yra iliuzija. Atkreipkite dėmesį, vėlgi iliuzija, kad tiesa tai yra mokslo sukurti standartai, žinios, kurios yra enciklopedijose, internete, kompiuterėje.
kas yra mokslininkas? Mokslininkas tai yra atradęs ar sužinojęs ar priėmęs tam tikrą fizinio kūno ar reiškinio jėgą, veiksmą, formą, energiją, tėkmę ir perdavęs jį kitiem, bet tai gali būti kitaip. O pas mus visą tai, jeigu yra išrašyta ir patvirtinta dar keliu, kad, sakykime, išsiaiškinta, kad vanduo yra H2O, yra atrastos, kad yra ten keli atomai junginiai ir kažkas kitas tą pažiūrėjo, oho, iš tikrųjų taip yra, visą tai užrašė, tai yra pas mus patvirtinama kaip tiesa, neginčiama ir mes tuo gyvename. Ir mes gyvename šituo. Mes nepriimame, kad gali būti kitaip, kad gali būti giliau, kad tai gali būti ne esmė. Tai visi gydytojai, kurie sėdi šiandien dienai tose poliklinikose ligoninėse, jie atlieka šitą funkciją ir jie yra labai gerai išmokyti atpažinti simptomą, paskirti jam vaistą ir palaikyti toj besimptomiai formą žmogų kuo ilgiau. Kada mes kreipiamės į ligoninę, mes iš tikrųjų arba į gydytoją, vežamės į polikliniką, mes ir tikime sužinoti diagnozę, gauti vaistą, mums bus nuimtas simptomas, mes pasijaučiame sveiki. Yra dar kita medalio pusė, apie kurią kalbėjau vakar meditacijoje, apie tai, kad visos ligoninės, jos realiai buvo kuriamas visai kitais tikslais, bet dabar tai yra vėlgi vaistų girdykla, kur nėra meilės, nėra atjautos, dauguma žmonių eina į darbą, tik kur kenčia dėl to, kad jie dirba, nemyli ligonių, nekenčia jų, atlieka savo pareigą. Ir žmonės ten atvyksta kentėdami, nusivylę, tikrai tai yra, dėl to negalima, žinote tikriausiai, kad gerti vandens iš ligoninių, iš tokių įstaigų, nes parduodama labai yra sunki energija ir labai sunki aura, negatyvumas, mes susirgdiname save. Realiai, energiškai žmogus ir fiziškai pasveikti tokiose vietose negali, neįmanoma. Jam bus sustabdytas kraujavimas, jam bus, sakykime, sugis žaizda, užsitrauks ten išoperuoti dalykai, taip, tačiau su ta problema jisai kažkaip turės vis tiek toliau gyventi, arba be tos problemos, bet su padariniais tos problemos gyventi toliau. Todėl ar tai yra tikslinga toliau kurti, organizuoti tai, ką mes jau dabar turime, kelia labai didelių abejonių. Iš esmės, gydytoju turėtų tapti tik tas žmogus, kuris suvokia, kas yra gydymas, kuris suvokia, kad tai yra dieviška energija, kad yra liga, tai yra energijos, sankopos, nejudra, kas yra karma, iš kur ta liga ateina, kaip jinai atrodo DNR sistemoje, kaip, ta prasme, visą tą gilėje esmę, jeigu tu nori būti gydytoju, turi pirmiausia tai žinoti. Tada gydytojas turėtų būti išmokomas kad ir žmogaus fiziologinių dalykų. Gydytojas turėtų žinoti, kaip nuimti simptomą, padėti žmogui, jeigu yra reikalinga pagalba, jo fiziniam kūnui čia ir dabar. Bet jis pirmiausia turi suvokti ir kas yra ligos priežastis, tai yra, turi būti derinamas fizinio kūno gydymas, simptomo nuėmimas ir ligos priežasties šalinimas. Būtent dėl to gydytoju negali tapti bet kas, negali tapti tas žmogus, kuris nori pinigų arba kuris geba priimti mokslo žinias. Gydytoju gali būti tik labai aukštos sąmonės žmogus, nes iš tikrųjų tu negebėsi suvokti priežasties, neįmanoma to išmokti, jūs galite išgirsti, kas tai yra, bet jūs turite savo energiniu kūnu gebėti priimti žinias iš aukščiau, kurios yra skirtos gydymui. Jūs turite gebėti perleisti energiją per save. Tikras gydytojas, jisai geba pajausti ligos priežastį, paimti iš sergančio žmogaus tą sunkią energiją, kuri yra ligos išraiška, perleisti per save ir žmogų išgydyti. Tikras gydymas yra paprastas. Pas mus jis yra taip sureikšminęs, kad pilna diagnozė, aš dabar sergu, man dabar reikia labai daug visur lakstyti, viskas yra labai sudėtinga, vis labai daug procedūrų, viskas arba. Žmogus eina į energinį gydymą, taip pat daug važinėjimų, daug procedūrų, daug ten akupunktūros, daug žolelių, daug visko, gal pasveiksiu. Ir žmogus apipilamas kažkokia kvaila
beprasme tikėjimo ir vilties euforija ir jam tai neišsipildo, jis to negauna, jis nepasveiksta, jis nesupranta, ką jis nusivilia ir jis išeina iš šio pasaulio arba įgyja dar daugiau ligų. Tikrų gydytojų daug nereikia, dėl to, kad pats gydymas jis yra be galo paprastas. Jūs vakar girdėjote apie gydymo sferas, turite pavyzdį tikrai apie tai, kaip Jėzus gydė, palietęs rankas, ranką žmogų ir pasakęs daugiau nenusidėk. Gydymo sferas sukūrimas taip pat yra, kada įvedi žmogų, ar ne, jūs galite pasiklausyti gydymo sferą meditaciją, tą pasidaryti patys. Ir visa tai yra paprasta, ir visa tai lengvai išgyjama. Tai gydytojas tą turi suprasti, bet tų gydytojų tikrų nereikia daug, nes jų pakaks. Jų pakaks. Turi būti gydamas žmogaus kūnas fiziniai erdvėje per muziką, kada veikia mūsų kūną, per kvapą, per spalvą, per vandenį, per gamtą. Tai yra pasisėmimas tų energijų, čia vėlgi atskira tema. Ir visa tai, kada diagnozė reikalinga, kad tu sužinotum, kas yra. Jeigu pats žmogus negeba apibūdinti, simptomo nuimas, jeigu jam kelia didžiulį skausmą, turi būti nuimtas. Gali būti naudojama holistinė medicina. Ir turi būti tikras gydytojas, kuris geba visą tai padaryti. Geba priimti, suvokti, žinoti. Ar jaučiat jūs skirtumą, apie ką kalbu? Ar suvokėt esmę, apie ką kalbu? Ar esate pasiruošę atsisakyti tų gydymo sistemų, kurios yra dabar, ir sukurti naujas gydymo sistemas? Tapti naujais gydytojais, tapti naujais mediatoriais, kurie gebėtų daugumą žmonių pravesti į kitą sąmonės lygį, fizinio kūno lygį, dvasinį lygį. Ar gebate būti sielos ir kūno gydytojais?